žodį mūsų nominantam Pakruojo rajono merą Saulį Marikį. Tikrai džiaugiamės turėdami ūkininkus, džiaugiamės turėdami klestinčius ūkininkus. Ir smag matyti, kad va šitą vis eilę žmonių, jauni, stiprus, gražus ir tikrai garsinantis Pakruojo krašto. Ir kurie dirb, kurie ved į priekį su naujovėm, su inovacijom, su naujais metodais ir su naujų požiūrį, naujų gyvenimų. Ir visi kartu galime eiti kartu į priekį ir žiūrėti, kad tas mūsų kraštas būtų gražesnis. Tuo pačiu ir žemdirbių gyvenimas būtų geresnis. Taigi, ačiū, kad esat, ačiū, kad dirbat, ačiū, kada dirbsit. Norėčiau mums visiems padėkoti už jūsų darbštumą, kruopštumą, už dosnumą. Už tai, kad jūsų dėka ant mūsų stalo yra duonos kasdieninės. Ūkio apdovanojimai Pakruojo rajone. Ačiū gerbiamam Albinui. Ne tai, kad gyvuoja, bet iš tikrųjų žiba ir šviečia. Mes puikiai matom, kas yra kitose rajonuose ir žinom, kas yra pas mus. Ačiū už galimybę būti kartu ir už tai, kad tenka pamatyti tuos gražius ir darbščius žmonės, jų namus, jų valdas, jų ūkius, apsilankyti. Ir merė, labai prašau, įteikite padėką. Priklausomas yra nuo gamtos. Ir iš tikrųjų čia yra simbolinis obuolys. Ir visada norisi, kad tas obuolys, čia jis yra pripiltas gintaro, ir kad tuos gintarinius obuolius mes kiekvieną rudenį skabintume. 2023, trečia vieta, Monika Vatkevičiūtė. Antras vietos nugalėtojais Virgutė ir Regimantas Grybės. Regimantai, iš tikrųjų, tu mums atradimas, ačiū tau. Ir pirm viet ir svarbiausias trofėjais šiemet keliauja į Lionkovos krašto. Edita ir Vilmantas Dzevečkos. Taip pas jį viskas sutvarkyta, taip kad ta vieta tikrai pelnyta. Taigi paplojam Vidmantui. Sveikinam nugalėtojus.